Lapės ir mažojo princo susitikimas Saint-Exupéry knygoje, ko gero yra pats gražiausias pasakojimas apie dialogą. Labadiena. Labadiena, kas tu? Tu labai graži. Aš esu lapė. Pažaisk su manim, man labai liūdna. Negaliu, aš neprijaukinta. Atsiprašau, o ką reiškia prisijaukinti? Tu ne vietinis. Ne, ką reiškia prisijaukinti? Tai gerokai primirštas dalykas, tai reiškia užmegzti santykius. Užmegzti santykius? Mažasis princas yra tipiškas europietis, o lapė atstovauja Azijos žmonės. Mažasis princas nori tuoj pat tapti lapės draugu ir kartu ką nors veikti. Mes, europiečiai, esame veiklūs ir greiti. O lapei, kuri mano nuomonė labiau azijietiška ar afrikietiška, svarbiau yra būti. Būti su. O tam, kad būtume su, reikia gerai pažinti, prisijaukinti kitą. Prašau, prisijaukink mane. Mielai prisijaukinčiau, bet turiu mažai laiko, turiu susirasti draugų ir daug ką pažinti. Pažinti galime tik tai, ką prisijaukiname. Jei tu nori turėti draugą, prisijaukink mane. Tai ką turiu daryti? Tam reikia daug kantrybės. Pirmiausiai, tu atsisėsi toli nuo manęs ten ant žolės. Aš žvelgsiu į tave akies krašteliu, o tu nieko nesakyk, bet kiekvieną dieną atsisėsk vis arčiau manęs. Taip mažasis princas prisijaukino lapę. Taigi žodis dialogas reiškia pradžią, klausimasi, taigi ir tyla. Daugam žodis dažniau yra suprantamas kaip kalbėjimas, kalbėti. Iš tikrųjų reikia nutilti ir žvelgti į kitą kaip galima atviriau, pasiruošus visokiems netikėtumams. Ir tik po to galima pradėti tikrą pokalbį, dialogą. Kunigas Michel du Gigord, tikėjimo ir veiklos vyras, savo gyvenimą pašventė suartėjimui tarp krikščionių ir musulmonų. Priklausydamas Paryžiaus kunigams misionieriams ir 9 metus misionieriaudamas Malaizijoje, kur jo parapiją sudarė 99% musulmonų, jis atranda savo misijos esmę, kuri yra susitikimas su kitu, susitikimas su islamu. Mano nedidelė katalikų bendruomenėlė sudarė 580 gyventojų. Visi kiti buvo musulmonai. Atvykus man teko išgyventi kultūrinį, psichologinį ir dvasinį šoką. Dažnai parapijiečiams sakydavau pamokslus apie Dievo meilę. O vieno sekmadienio evangelija buvo, kaip šiandien prisimenu, jei tu myli tuos, kurie tave myli, ką tu darai ypatingo? Tolesni Kristaus žodžiai, mylėk savo persekiotojus, melskis už savo piktadarius, nes viešpaties saulė nusileidžia tiek ant gerųjų, tiek ant blogųjų, o lietus lyja ir teisiesiems, ir neteisiesiems. Būkite tobuli, kaip jūsų tėvas yra tobulas. Yra pamatiniai, stebinantis ir trukdantis. Ruošdamasis pamokslui, gana aiškiai savi išgirdau balsą, kuris sakė: Mišeli, neturi teisės skelbti šios evangelijos, nes reikia pripažinti, kad tas šokas, kurį patyriau susidūręs su islamu, nebuvo visiškai praėjęs. Ir kuo toliau, tuo labiau mane nervino ir islamas, ir musulmonų gyvenimo būdas, ir jų kalbėjimo maniera. Taigi turėjau pakoreguoti savo pamokslą. Kalbėjau remdamasis antruoju skaitiniu ir nieko nesakiau apie meilę. Tai man buvo naujas atsivėrimas. Supratau, kad tarp mano, kaip krikščionių ir kaip kunigo asmens,
Ir tarp to, kaip aš gana lengvabūdiškai kalbėjau apie meilę, buvo didžiulis prieštaravimas, nes aš neįstengiau iš tikrųjų mylėti tų musulmonų, nepajėgiau to daryti. Nuo tos akimirkos aš nusprendžiau leistis į didžiąją avantiūrą, į susitikimą su kitu. Ir tas kitas man buvo islamas. Qui est la rencontre avec l'autre, qui dans ce cas précis pour moi était donc la rencontre avec l'islam. Metais kunigas Michel du Žigor palieka Malaiziją ir keletui metų išvyksta studijuoti į Romą, norėdamas geriau pažinti islamo religiją bei išmokti arabų kalbą. Po to jis yra išsiunčiamas į Filipinus, į Maravi, miestą Mindanao saloje, kur musulmonai sudaro 97% visų gyventojų. Smurtas čionai yra kasdienė duona, daug kartų jam yra grasinama mirtimi ir 2 kartus jis yra pagrobiamas, reikalaujant išpirkos. Tai vyksta 82 metų lapkritį Marko diktatūros valdymo metu. Quand aux Philippines, on vous demande où est-ce que vous êtes prêtre, on dit Marawi. Ah, Marawi! Oulala! Jei Filipinuose jūsų paklausia, kur jūs kunigaujate, ir jūs atsakote Maravi, reakcija būna, Maravi. Šio miesto reputacija labai nekokia, grobimai, smurtas, neapykanta tarp krikščionių ir musulmonų. Tai tiesa, bet čia yra ir kitokių dalykų. De bien des manières, est vrai, mais il n'y a pas que ça, bien sûr. Čionai aš sutikau neįtikėtinai nuostabų vyskupą pavardę Bienvenido, kuri reiškia sveiki atvykę. Jis mane išmokė esminių dalykų susijusių su dialogu, pagrindinių jo tiesų. Sutikdamas mūsų savo diecezijoje, jis pasakė, jei nuspręsite čia pasilikti, turėsite savo misijoje remtis 3 punktais – pažinimu, pasinerimu ir giliu dvasiniu gyvenimu. Jo įsitikinimu neįmanoma nei iš tikrųjų bendrauti su kitu žmogumi, nei jo mylėti, jei pirmiausiai nedėsime pastangų geriau jį pažinti. Tai viena iš pačių svarbiausių bet kokio bendravimo ir bet kokio dialogo taisyklių. Jei norite su kuo nors užmėgsti gilius santykius, turite dėti daug pastangų, kad jį gerai pažintumėte. Stenkitės pažinti ir suprasti 3 dalykus – kito žmogaus asmenybę, jo kultūrą ir jo religiją. De sa culture et la connaissance de sa religion. Le deuxième pôle. Antrasis punktas – pasinerimas į aplinką. Šiuo atveju vyskupas naudojo pasinerimo terminą, sulygindamas su Filipinuose gyvenančiais laukiniais buliais, vadinamais karabao. Et on le voit là, qui est dans sa mare de boue, il ne sort que la tête, il est là, son corps se... Šie gyvūnai negali pakelti karščio ir užėjus dideliems karščiams, jie kas valandą lenda į balas, kuriuose daug molio ir ten kūnų trinasi į molį. Sentez-les, touchez-les. Taigi, vyskupas mus ragino elgtis taip, kaip daro karabao, lysti į balą ir trinti su musulmonais. Kalbinkite juos, dalinkite su jais jų džiaugsmais, bėdomis, svajonėmis, stenkitės būti kartu su jais. Man, universiteto studentui, prancūzui, intelektualui, kunigui tai buvo labai nauja, bet kartu labai patrauklu ir aš stengiausi taip elgtis. J'ai trouvé ça passionnant et je l'ai fait. Le troisième pôle, c'est la prière. Trečiasis punktas yra malda. Tokio pobūdžio bendravime, ypatingai kai kalba eina apie visiškai skirtingas vertybės, jūs net laikysite, neturėdamas gilaus dvasingumo. Vyskupas mums sakydavo, jog mūsų dvasingumas turi būti kontemplatyvus. C'est pas n'importe quelle spiritualité, c'est une véritable spiritualité de contemplation.
Jūs turite kontempliuoti, medituoti ir mąstyti apie Dievą, kurį jūs mylite ir kuriame atrandate savo pavyzdį, jėgų, išminties, džiaugsmo. Man tai buvo nuostabus atradimas, nes nuo tada prasidėjo mano tikras bendravimas su Dievu, kuris iki šiol buvo daugiausiai proto lygmenyje. Tai įvyko universitete? Šioje provincijoje, kur 97% gyventojų sudarė musulmonai, yra viena salelė, kurioje buvo įsikūręs universitetas. Kiek jame buvo studentų? 7 tūkstančiai. 50% studentų buvo krikščionys ir 50 musulmonai. Tarp dėstytojų 65% buvo krikščionių ir 25 musulmonų. O administracija, kurios rankose buvo visa valdžia ir pinigai, buvo sudaryta iš 80% musulmonų ir 20% krikščionių. Kasdien universitete, kaip ir visame mieste, kur gyventojų skaičius svyruodavo nuo 15 iki 20 tūkstančių gyventojų, girdėdavosi šūviai. Kas savaitę dėl vienos ar kitos priežasties žūdavo 2-3 krikščionys. Nors ir nebūdamas dėstytojas, bet kaip parapijos klebonas ir studentų kapelionas, aš turėjau užsikovoti iš universiteto prezidento, pono Ali Dimaporo, pastatą, kuriame galėčiau gyventi ir kuris iš principo buvo skirtas studentų kapelionui. Tačiau ponui Dimaporo, kuris pagal prezidento Markoso pavyzdį buvo labai korumpuotas, žiaurus ir be galo turtingas žmogus, labai nepatiko mano buvimas ten. Krikščionys buvo diskriminuojami musulmonų daugumos. Studentų gyvenimo sąlygos buvo siaubingos, bendrabučiai pasibaisėtini, universiteto salės apgriuvę, krikščionims dėstytojams mėnesiais nebuvo sumokamas atlyginimas. Biblioteka su 53 darbuotojais toli gražu nepateisindavo studentų lūkesčių. Tai buvo groteskiškas pasaulis, kuriame viešpatavo Ali Dimaporo tironija. Kartu su savo šeimos klanu jis pasisavindavo 80% milžiniško universiteto biudžeto. Dominuojančios grupės yra linkę sugniuždyti kitus visais lygiais. Tokia yra politinė dialogo pusė ir tai reikia turėti omeny. Būnant grupėje, kuri sudaro daugumą, esame gundomi sutrypti kitus. Reikia ypatingų pastangų, kad išliktum atviras. 9 mėnesius nuolat apie tai galvojau, užgyvendamas begalinį pyktį. Tuo metu taip pat daug mąsčiau apie kunigystės privalumus ir bandžiau iš tikrųjų juos įgyvendinti praktikoje. Norėjau iš tikrųjų pažinti Dievą, į kurį aš tikėjau. Mane be galo nustebino tai, kad pasirodo, mano Dievas buvo Amoso Dievas, teisingumo ir tiesos Dievas, kuris kovoja už tai, kad čia žemėje mes iš tikrųjų suprastume vargšus, užjaustume juos, nusileistume iki jų, kad viešpatautų teisingumas. Su tokiu Dievu aš jaučiausi gerai. Kadangi Filipinuose tuo metu viešpatavo Markoso diktatūra, aš kovojau su Amoso ginklu teisingumo karu. Tačiau monsinjoras Bienvenido man padėjo pažinti švelnumo Dievą. Mano Dievas buvo Amoso Dievas, o Dievas, kurį atradau, buvo Ozėjo Dievas, švelnumo Dievas. Daugelį metų manyje vyko didžiulė kova, kaip suderinti teisingumo Dievą, kuris gali tapti pykčio Dievu, su švelnumo Dievu. Tai buvo dar vienas iššūkis, dar viena sunkiai pasiekiama užduotis man. Matydamas neteisybę, aš kaskart užsiliepsnodavau viduje. Tačiau gelmėse tarsi išgirsdavau šio Dievo, atleidimo ir švelnumo Dievo šauksmą. Kai
Kaipgi vyko bendravimas tarp krikščionių ir musulmonų universitete? Ar krikščionių sąmonės prabudo tokios neteisybės akivaizdoje? Norėdamas pradėti dialogą su musulmonais, pirmiausiai turėjau tobulai pažinti savo krikščioniškąją bendruomenę, jos baimės, kančią ir džiaugsmus. Tai pasireiškia labai konkrečiomis aplinkybėmis. Visi krikščionys, nepaisydami pagrobimų pavojaus, važinėjo bendrojo transporto priemonėmis. Todėl ir aš nutariau neturėti automobilio ir gyventi lygiai taip kaip jie. Ir kadangi jie neturėjo per daug galimybių išeiti iš universiteto, aš irgi beveik iš jo neišeidavau. Po kiek laiko jie pradėjo pripažinti mane, mano autoritetą, matydami, kad aš gyvenu tuo pačiu kaip ir jie. Siekdamas suteikti jiems ryžto kovoti už savo pagrindinės teisės, kunigas Žigor imasi kai kurių priemonių savo pastoracinėme darbe autoriteto atžvilgiu. Jis pradeda ugdyti jaunimo atsakomybės jausmą, kad vėliau jie taptų jo pagrindiniais bendradarbiais, o taip pat kapeliono namų durys atsiveria įvairiausiems užsiėmimams dvasingumo, švietimo, sporto srityse. Visos šios veiklos organizacinį brandolį sudaro 42 apmokyti studentai. Šitaip aš įsigijau nemažų priešų. Musulmoniškoji administracija kreivai akimis žiūrėjo krikščionis, kurie pradėjo burtis, drauge mąstyti ir stotis ant kojų. Man atrodė, kad mano parapijiečiai turėjo atrasti savo orumą, kad jie negalėjo šitaip visą laiką leistis būti administracijos gniuždomi. Taigi, pirmiausiai, aš pasinėriau į krikščioniškąją bendruomenę. Po to, norėdamas juos įtraukti į dialogą su musulmonų bendruomenė, siekiau, kad su visa savo bendruomenė praktikuotume mūsų aptartuosius dialogo punktus – pažinimą, pasinėrimą ir ypač ilgą maldą. Po 2 metų darbo su katalikais kunigas Žigor pradeda lankytis visose musulmoniškose šeimose. Kalbant apie dialogą, kokius Evangelijos žodžius būtų svarbu prisiminti? Negaliu nepacituoti šios vietos, kur Jėzus sako, ne taikos atėjau nešti žemę, bet kardo. Žmonių reakcija dažniausiai būna tokia, nesąmonė, ką turi bendro šie Evangelijos žodžiai su dialogu, tačiau šie žodžiai yra pamatiniai, štai ką jie reiškia. Ne bet kokiomis priemonėmis galime pasiekti dialogą ir taiką. Kardas – tai teisingumas, tai tiesa. Nė kalbos negali būti apie dialogą su kitais, nustumiant į šalį tai, ko reikalauja teisingumas. Le glaive, c'est la justice et c'est la vérité. Kartais, kai universitete nužudomas krikščionis, dažniausiai be jokios priežasties, krikščionių bendruomenė negali taip reaguoti. Tegu daro jie, ką nori, vis tiek mes nieko nepasieksime. Aš jiems sakydavau, negalime taip reaguoti, reikia kovoti už teisingumą, kad tas žmogus būtų sulaikytas ir nuteistas. Žinoma, galime atleisti nužudžiusiam žmogų asmeniui, taigi teisingumas gali skaudinti. Antrasis dalykas – tiesa. Negali būti nei kalbos, nei apie dialogą, nei apie taiką tarp 2 bendruomenių, jeigu tiesa yra nuslepiama. Reikia drąsos pasakyti tiesą. Man teko daug kartų per susitikimus su musulmonais atsistoti ir paprieštarauti. Tai, ką jūs sakote, yra netiesa. Reikia pamatyti, kokia būdavo jų reakcija. Jei jūs tai laikote dialogu, mes neturime ką čia veikti. Tiesa visuomet skaudina ir sunku ją priimti, nes ji verčia susimastyti. Tačiau tikras dialogas ir tikra taika gali būti pasiekta tik tiesos keliu.
Pirmą kartą išgirdę tiesą, žmonės patiria didžiulį smūgį, tačiau po to galime ramiai apie tai pasišnekėti. Ça nous remet en cause, ça nous oblige à réfléchir sur nous-mêmes, etc. Žinote, šitaip kalbėdamas apie islamą, aš nieko neturėjau prieš musulmonus, vyrus ir moteris. Aš norėjau tiesiog pasakyti, kad toks elgesys yra nepriimtinas. Labai nelengva, sakant. En tant que tel contre les musulmans, en tant qu'homme et femme, mais je le dis en tant que... Man nepatinka tai, ką jūs sakote. Leisti suprasti, kad mes nesakome. Man jūs nepatinkate kaip žmogus. Dire je n'aime pas ce que vous dites et leur faire comprendre que je n'ai pas dit je ne vous aime pas. Jūs nesmerkėte žmogaus. Aš jūsų nesmerkiu, bet šis konkretus dalykas man yra nepriimtinas. Sur ce point précis, je ne peux pas accepter. Ça c'est la vérité. Tai yra tiesa, tai yra kardas. Kitaip sakant, tikra tiesa yra persmelkta teisingumo ir tiesos. Patikėkit, tai labai nelengva. Nes kartu reikia turėti labai daug drąsos ir labai daug nuolankumo. Tai patys svarbiausi dalykai siekiant dialogo. D'ailleurs, des attitudes fondamentales pour le dialogue. 86 metų birželio 4, prabėgus vieniems metams po to, kai Kori Aquino buvo išrinkta prezidentė, 2 ginkluoti vyrai įsiveržė į kunigo Žigor namus ir jėga įsodina į savo džipą, kuriame buvo dar 4 ginkluoti asmenys. Tai buvo asmeninių sąskaitų suvedinėjimas su manimi, nes aš išjudinau krikščionis reikalauti jiems priklausančių teisių. Tai buvo politinis reikalas. Ponas Dimaporo su savo armija sudaryta iš 3000 vyrų savivaliavo visame regione. Tačiau kai Kori Aquino išleido nuosprendį paleisti visas privačias kariuomenės, jis pajuto, jog jo valdžiai gresia pavojus. Dėl to jis pagrobė kunigą Žigor su tokiu reikalavimu. Aš jį paleisiu, jei jūs neliesite mano privačios armijos. Užsienietis šiuo atveju stambesnė žuvis nei vietinis filipinietis. Čia viskas sumišę – religija, politika, asmeniškumai. Nelaisvėje praleistos dienos buvo nužymėtos didžiulės baimės, žiaurumo, nuolatinio grasinimo mirtimi. Aš svyravau tarp vilties ir baimės niekada neišsivaduoti. Po derybų su Kori Aquino, ponas Dimaporo išsireikalauja, kad jo armija liktų nepaliesta. Po 21 dienos kunigas Žigor yra išlaisvinamas. Kai grįžęs į universitetą pamačiau susirinkusią didžiulę krikščionių ir musulmonų minią, labai susijaudinau. Šie pagrobimai mane vertė aiškintis toliau, ar aš iš tikrųjų noriu dialogo bet kokia kaina, nepaisydamas nei baimės, nei kančios, ar ne. Smegenų lygio dialogas manęs visiškai nedomino. Mane domino tikras bendravimas su kitu, visas jo gyvenimas. Beje, musulmonai taip pat daugeliu atžvilgių kentėjo. D'ailleurs, les musulmans aussi, de bien des manières, souffraient. Il y avait beaucoup d'erreurs. Nebūna vien tik juoda ir balta. Malvenue. Donc la communauté chrétienne, musulmane, elle aussi, elle souffrait. Po antrojo pagrobimo 90-ųjų pradžioje kartu su savo dukterėčia ir daug tikslesniais grasinimais nužudyti, kunigas Žigor yra priverstas palikti universitetą ir pasislėpti už 40 km esančiame kaimelyje, kuris įkūrė universiteto koplyčią. 92-aisiais jis paskiriamas vyskupų konferencijos tarp religinio dialogo komisijos sekretoriumi ir lankosi įvairiose Filipinų miestuose, palaipsniui kurdamas dialogo tarp krikščionių ir musulmonų grupės.
Visur manęs klausdavo to paties dalyko. Kam reikalingi tie susitikimai? Ką mes ten veiksime? Aš atsakydavau, nieko. Kaip tai nieko? Nieko. Susėsim kartu ir bandysime klausytis vieni kitų. Kas jūs, ką veikiate, ką mėgstate? Po šio susitikimo ar bus kitų? Taip. Tęsime susitikimus, stengdamiesi suprasti vieni kitus be jokių apibrėžtų tikslų ar temų. Tiesiog būsime drauge. Po truputį eisime į vis gilesnį bendravimą. Bandysime susikurti pasitikėjimo atmosferą. Aucun projet précis d'action, mais simplement être ensemble. Kol būsime pajėgus pradėti diskutuoti aštresniais klausimais, tokiais kaip moters vieta islame ir krikščionybėje. Qui sont toujours des sujets difficiles. Dès qu'on commence à te parler de sujets là. Malda islame ir krikščionybėje. Ou dans le christianisme, la prière dans l'islam et le christianisme, pourquoi la loi dans l'islam et le christianisme. Be pasitikėjimo atmosferos, tai visuomet baigėsi idėjiniais ginčiais. Man jau užtenka tų idėjinių ginčių. Un débat d'idées. Oh, les débats d'idées, j'en ai, mais alors, ras le bol. Patirtis įgyta dirbant su universiteto studentais, pasitarnavo ir dirbant su vyresniais žmonėmis. Prasidėjo visų lygių susitikimai tarp vyresniųjų ir kunigų bei vienuolių, tarp vyskupų ir ulemų. Po šių susitikimų gimė daug gražių iniciatyvų, tokių kaip taikos savaitė visoje Mindanao saloje, maldos susitikimai tarp musulmonų ir krikščionių. Reikia savyje ugdyti tokią savybę kaip žavėjimasis. Sugebėjimas žavėtis kito skirtingumu, net jei jis mus ir nervina. Sugebėti pamatyti kito žmogaus skirtingumą kaip galimybę pačiam praturtėti. Šis skirtingumas mane verčia stengti suprasti, kodėl jis taip sako, kodėl kitas taip reaguoja, kodėl kitas taip meldžiasi. Žmonės iš kitų kultūrų, kitų religijų gali padėti pamatyti mano krikščioniško tikėjimo esmę. Ar nereiktų sugrįžti į praeitį, į savo istoriją? Ar neturėtume kiekvienas atsigręžti į savo praeitį ir ar nereiktų mums gydyti savo praeities, norint eiti dialogo keliu? Man atrodo, kad be šio vidinio išgijimo dialogas neįmanomas. Sunkiausiai veikiamas dalykas tai mūsų individuali ir mūsų socialinė atmintis. Individuali atmintis tai mano asmeninė praeitis. Socialinė atmintis tai yra šalies, kuriai aš priklausau istorija. Prancūzijos istorija yra gana antimusulmoniška. Nors aš galiu taip ir negalvoti. Per kartų kartas tai įsirėžia mūsų gelmėse, nepaisant ar mes to norime ar nenorime. Ir ši kolektyvinė atmintis visada yra su mumis. Lygiai taip pat ir su musulmonais. Net ir musulmonas iš Filipinų, kuris nieko neišmano apie istoriją, užgarantuotai mums papasakos, pavyzdžiui, apie kryžiaus karus. Ir ar jis išmanytų istoriją ar ne, kryžiaus karai jame išprovokuoja labai audringą reakciją. Visi mes nešiojamės savyje šią atmintį, kaip ir savo asmeninę atmintį, kurie suformavo konkretus mūsų gyvenimo įvykiai nuo ankstyvos vaikystės iki kol tapome suaugę. Pavyzdžiui, toks dalykas kaip pagrobimas labai įsirėžia į mūsų sąmonę. Ir tokius atsiminimus reikia sugebėti peržengti, nes norime to ar nenorime, visuomet yra neigiamų patirčių gyvenime. Ir jei gerosios patirtys neatsveria blogųjų, negalėsime išbristi iš tos negatyviosios atminties. Vienintelė priemonė galinti padėti įveikti neigiamas patirtis yra ne jas ištrinti, bet jas įveikti. Tai yra prisiminti tai, kas yra gero ir turėti tarsi visą nuostabių patirčių paletę, kuri formuotų pozityviąją atmintį. Be šios atminties išgydymo
Mano nuomonė, būtų labai sunku eiti į dialogą, juk taip lengva būti nusistačius prieš kitą. Tellement facile. Filipinuose kunigas Dužigor praleido daugiau nei 20 metų, tačiau nepaisydamas savo begalinės meilės Azijai, jis atsiliepė į Kristaus kvietimą ir 2001 Liepos mėnesį visam laikui grįžo į Prancūziją, kur atsidavė tarnystei savo gimtojoje Dižono diecezijoje. Grįžau į Prancūziją su tokia pat aistra, kokia gyvenau išvažiuodamas į Filipinus. Troškimu dalintis, troškimu nutiesti tiltus. Pirmasis tiltas buvo tarp Europos ir Azijos, o antrasis tarp Azijos ir Europos. Šio mėnesio Dievo žodis yra laiške Efeziečiams, 6 skyriuje, 14, 15 ir 17 eilutėse. Tad stovėkite, susijuosę strėnas tiesa, apsivilkę teisumo šarvais ir apsiavę kojas ryžtus skleisti taikos evangeliją. Pasiimkite išganymo šalmą bei dvasios kalaviją. Jei norite geriau susipažinti su autoriumi, galite skaityti knygą Michel Dužigor Dialogo sukeltas šokas. Pokalbiai su Jean-Luc Angelis, CLD leidykla.